Sveiki, su jumis ir vėl Ilona Tamošiūnienė ir projektas Drąsa gyventi. Ir vėl draugė su manimi Jolanta. Ir mes tęsėme mūsų pokalbius apie emocijas. Ir vėl pradėsiu nuo klausimo, Jolanta, būtent tau. Nuo ko prasidėjo tavo pažintis su emocijom? Kodėl tu iš visų jomis susidomėjai? Geras klausimas, geras klausimas. Gerai, sakykime taip, aš tariausi, kad aš žinau emocijas. Aš žinau, aš galiu jas išvardinti, aš tariausi, kad aš puikiausiai žinau, kaip jos dalyvauja gyvenime, kokios jos yra, bet iš principo kai prasidėjo mano kelias jau grinai tas toksai jau nuoseklus ir aš kaip tvirtas jau sprendimas buvo priimtas saviugdai, tai aš supratau, kad aš visiškai neturiu tų vadinamų bazinių žinių, kas yra iš tikrųjų emocijos. Aš nebuvau panirusi giliai į kiekvieną emociją. Aš žinojau, kad yra gėda, kaltė, kas liūdesys ir taip toliau, bet aš visiškai nesuvokiau, neturėjau supratimo, kaip, pavyzdžiui, veikia kaltė, kokią žalą daro toksinė gėda, kad, pavyzdžiui, pyktis tai yra, fantastiška emocija, tik tai reikia gebėti ir žinoti, kaip su ja elgtis. Aš galvojau, kad pyktis, nes vis laik būdavo sakoma, pykti negražu. Ar ne taip? Aš manau, kad daugeliui tą patį sakydavo arba girdėdavo kažkur tai aplinkoje, kad, ta prasme, negalima būti piktai. Tu negali liūdėti. Tai man tiesiog, ir aš supratau vieną tokią taisyklę, kad jeigu tu nori praktikoje tai pastebėti, pamatyti, suprasti, kas tai yra tos emocijos, bet kurie kiti dalykai, tai tu turi įgyti bazinės žinias. Tu turi suprasti, žinoti, vis tiek tu be žinojimo niekur toli nenueisi. Paskui jau, kada sakykime, tu jau įsitvirtini tą informaciją, tu jas jau pradedi suprasti. Pavyzdžiui, net supranti kūno kalbą per emocijas. Nes kodėl tu, pavyzdžiui, kada, sakykime, kažkur ar viešai, ar kalbi iš visas išraudonuoji, ar ten tau kažko labai bijai, sakykime, kažkas sako, bijau eiti į sceną, širdis baigia iškristi iš krūtinės, tai visą tai emocijos. O aš visą laiką priimdavau tarsi tai kaip, tiesa, dar vienas toks niuansas, kad visa ta informacija, visa tas žinojimas apie emocijas man padėjo suvokti, kad nėra nei gerų, nei blogų emocijų. Jos tiesiog yra, su jomis susipažinau, jas priėmiau ir pasitelkiau į pagalbą, pradėjau jas stebėti, su jomis žaisti. Aišku, tai yra dar nebaigtinis procesas, čia viskas ok tuom, bet jau yra visiškai kitas, kaip aš sakau, lygmuo, kitas suvokimas, kitas supratimas ir tikiuosi kitas sąmoningumo lygis. Nes iš tiesų labai svarbus tas momentas, kad jeigu mes norim su kažkuo išmokti tvarkytis, visada turi būti 3 elementai. Mes turim žinoti teorinės žinias, tada mes jas taikome praktikoje, tyrinėjam, kaip vyksta, kaip gaunasi, koreguojam, jeigu kažkas nesigauna, ane? Ir realiai integruojam į savo gyvenimą, į savo elgesį, ne? Nes jeigu mes tik tai, kaip paprastai žmogaus klausia, ne? Kaip tu jautiesi, ką tu dabar jauti, tai kaip dažniausiai, kokie atsakymai? Yra 3 emocijos. Taip. Gerai, blogai arba normaliai. Ir kai gerai, blogai arba normaliai ir nėra ką su tuo daryti. Bet kai tu žinai, kaip ir sakėjai, tos žinios, kaip kiekviena emocija veikia, kokią įtaką daro
kokią žinią praneša, va tada atsiranda galimybė su tuo tvarkytis. Nes yra ta, bendra tokia idėja, sakykime, kad, užtenka, va, jau, ką jauti, tai paimiai ten, tarkim, paleidai, iškvepavai, ar dar kažką padarai ir viskas tvarkoji. Ir visos tos technikos yra superinės, bet svarbus praleidžiamas dažnai momentas, kad kai ateina emocija, mūsų emocijos tai yra navigacijos sistema. Vat važiuoji automobiliu, ane, ir tavo navigacijos sistema, vat nepažįstamas kelias. Ir tavo navigacijos sistema, bile ką rodo. Arba tu ją net nežiūri ir tu klaidžioji. Tu pasiklysti, nusukiniai tą posūkį, nuvažiuoji ne tuo keliu. Tai vat emocijos lygiai taip pat yra mūsų navigacijos sistema. Žiūrėk, kas vyksta. Ir kai mes jas bandom iš karto be tos, nesuvokę tos informacijos, kurią neša emocija, mes ją iškvepuojam, paleidžiam, dar kažką su ją padarom, o darbas nepadarytas. Emocija atėjo, kad pasakytų, žiūrėk čia, atkreipk dėmesį į šituos dalykus ir kažką pakeisk. O mes iškvepavom ir nepakeitėm, todėl kad nenuskaitėm informacijos. Vat ir dėl to tikrai labai va tas geras tavo paminėtas momentas, kad labai svarbu teorinės žinios ir tada jas integruojam į praktiką. Kitas momentas, vat pavyzdžiui, kai ar pastebėjai tokį dalyką, vat dabar jau, kai, tai tapo tarytum mane gyvenimo būdu, stebėti savo emocijas, jas nuskaityti, su jomis pasitarti ir, kaip tu sakei, žaisti su jomis. Ar pastebėjai, kad yra lengviau kažkaip tai eiti gyvenimu, sprendimus priimti, veiksmus kažkokius daryti? Vienareikšmiškai, Ilona, vienareikšmiškai, nes, tarkime, aš šiek tiek grįžtant atgal dar prieš pačią pradžią šitų, aš juos vadinsiu mokymais, nes iš tikrųjų tai buvo man mokymai. Ir aš vis laiko užkliūdavo man toks, buvau jau pastebėjus tokį dalyką, kad tarsi tu mintis turi vienas, kalbi lyg tai kažkaip kitaip, dar kitaip, o elgės dar trečiai. Aš pamačiau, kad yra kažkoks tai kaip darinys automatinė reakcija. Ir atrodo, paskui lyg tai jau į kažkokį tai įvykį, situaciją, žmogų, ar nesvarbu dabar, tiesiog apie patį tą procesą. Ir aš vis laik galvodavau, kaip taip? Kas čia, kaip čia veikia ir kas čia yra, man buvo labai įdomu. Ir būtent susipažinimas ir suvokimas, atpažinimas tų konkrečių emocijų man padėjo iššifruoti tas automatinės reakcijas. Todėl man, tarkime, jos tiesiog iškodavo kai kuriuos dalykus ir, tarkim, kai aš tas situacijas išsisprendžiau, jos tiesiog pasišalino iš to gyvenimo. Nes mes, iš mano gyvenimo ir iš kitų tikriausiai, nes mes vienas su kitu susiję, tai tiesiog kitas dar toks variantas, kad mes tarsi nepažindami, aš kaip sakau, nenaudingas variantas, kai mes nepažįstame emocijų, nežinom tų teorinių, sakykime, pamatinių žinių, tai mes tiesiog pastebėkim, tikrai aš galvoju, kad ir klausytojai savo mintyse irgi turi pavyzdžių daugybę, kai mes susisukam į tokį ratą. Jie atrodo ištisai taip kaip voveris, atrodo lyg tai ir nenori, sakykime, kad taip įsispręstų tą situaciją, bet tu vis tiek nenori grįžti vėl, apeini ratą ir grįžti į tą pačią vietą. Tai vėlgi, tas, kaip tu sakai, neklausimas tos navigacijos, tiesiog, kaip tu klausysi, jeigu tu nežinai, ką reiškia,
ką tau sako ta emocija. Aš, pavyzdžiui, dabar man tai, nežinau, kaip diena ir naktis. Tai Aš pirmas iškart... dalykas, ane, aš pertrauksiu Mhm, truputėlį, jau kai žinai, ką emocija reiškia, prieš tai būna etapas apskritai atskirti, o ką aš dabar jaučiu. Ir aš prisimenu ir save, ir susitinku, tikrai sutinku daugybę tų situacijų, kai ką tu jauti. O ir nėra, net negali įvardinti, ką tu dabar jauti, bet kažkas su tavim vyksta ir neaišku kas. Ir pirmame etape, iš esmės, ane, mums dar tenka iš trijų tų emocijų gerai, blogai ir normaliai įeiti į realių emocijų pasaulį ir su jom susipažinti. Bent jau su tom baziniam, nes vėlgi, jeigu mes žiūrėsim emocijų sąrašus mhm, kažkokius, ne, mes atrasim čia labai daug pačių įvairiausių variantų. Vieni kalba apie bazinės ir sudėtinės emocijas, kiti kalba apie pirminės ir antrinės emocijas ir taip toliau. Žodžiu, e, vat mano suvokimu, kaip mes jas pavadinsim, nėra svarbu. Svarbu yra iš viso pradėti gaudytis, kas su manim vyksta. Nes taip, yra bazinės emocijos, jos yra 5, kai kurie sako 6. Va, vėlgi, kadangi apskritai psichologija nėra tikslusis mokslas, čia ir nėra vieningų klasifikatorių, nėra vieningų įvardinimų, kad yra tik taip ir ne kitaip. Na, kažkas pamatė, kad yra kitaip, patikrino, patyrinėjo ir vat, pateikė, ne, kad yra kitaip. Ir, nu, vat toks mokslas yra. Todėl čia ir labai svarbu suprasti, kas vyksta konkrečiai su manim, kaip mano kūnas jaučia vieną ar kitą emociją. Nes taip, reakcija vyksta smegenyse, bet emocija reiškiasi kūne. Ir jeigu tyrinėjai, tai tikriausiai ir tu pastebėjai, kad kiekviena emocija, jinai turi savo aspektą. Vat kaip mes ją jaučiam. Ne, ten, tarkim, kaltė jinai tokia prispaudžia, ne prie žemės, vat svoris randasi. Gėda, ne tave iš vis. Tas posakis, nu, skradžiai žemę norisi prasmegti ir tu prasmengi, kūnas lieka, o tavęs nėra. Ane, tik tai kažkas, ane, liko. Kaip pyktis reiškiasi, kaip pavydas, kaip nuoskaudos. Ir tai yra tokie subtilūs aspektai, kurie gyvena kiekvieno kūne. Ir realiai, vat, pagauti tai, o ką aš dabar jaučiu. Ir pradžioj pasirodo ne taip paprasta. Tiksliau paprasta, bet ne taip lengva, nes neįprasta. Ne, pastebėjai šitą, kad taip, dar prieš suvokiant, ką jinai tau sako, ta emocija, tu pradžioj tenka išsiaiškinti apskritai, ką aš čia jaučiu, kas čia su manim dabar vyksta. Čia pyktis, ne nepyktis, o gal baime, o gal ne baime, o gal iš vis nežinau kas. Tai vat ne, ir man atrodo labai svarbus tas momentas yra. labai svarbus, nes mes ką dar žmonės darom arba darėm, tai tiesiog slopinom emocijas. Nesvarbu, sakykime, ką jaučiu, bet tiesiog, nu, nepripažinimas, neslopinimas, nu, ta prasme, neperjautimas, nepriėmimas tos emocijos tiesiog nuveda prie kūno ligų. Taip. Ne tiek, kad žinai, kad čia vat, kažkokie gal santykiai ar kažkas, ar tu kažkaip tą saviraišką savo slopinį, ar tiesiog, nu, ta prasme, bet priveda prie konkrečių, tarkime, ligų, pavyzdžiui, kaip skydliaukės lygos, bet ir arba kitokios tos lygos, aišku, mūsų čia įrašai ne apie fizinės ligas, Jo, bet bet tai yra labai nu, tai yra praktiškai pagrindas. Juk viskas į išorę išsitransliuoja tai, kas yra tavo vidiniam. Ir tas, aš galvoju, mes einam į sporto salę, ten kūną treniruoja iki begalybės, bet mes
visiškai netreniruojam savo emocinio intelekto, nes tarp kitko, tu Ilona žinojai, kaip dabar yra dirbtinis intelektas, ar ne, visur dirbtinis intelektas. Ir, nežinau, ten dalyvau tokioj diskusijoje, kalbėjau, ar intelektas pakeis visiškai žmogų. Tai vienintelis išskirtinumas ir yra, kad dirbtinis intelektas žmogaus negali pakeisti emocinio intelekto lygmenyje. Nes tik žmogus turi tą savybę, tą galimybę išjausti, suprasti, suvokti, interpretuoti. Nu, žodžiu, vėl grįžta man tą žodį žaisti, nes tai iš tikrųjų yra labai įdomu, labai įdomu. Gal tas momentas, kai tu pasakei man, kad pas mane irgi buvo tas pirminis momentas, kad nemažai laiko praėjo, kol tiesiog tu išmokai atpažinti, išmokai atkoduoti tą signalą, pamatyti, pajausti, suprasti, ką jis reiškia. Tai labai ta svarbi dalis buvo. O paskui jau, žinokit, darosi įdomu. Jo, ir va tas aspektas, kaip sakei, kad slopinam emocijas, norim jomis atsikratyti, norim jų nejausti, norim, kad jų nebūtų, todėl kad nežinom, ką su tuo daryti, nepažįstam, nesuvokiam, neišsiaiškinom. Ir kadangi pati emocija, bet kuri emocija yra tik energija, va tu įraše, kažkuriam paminėjai tą, kad supratai, kad nėra nei gerų emocijų, nei blogų. Ir tai yra labai svarbus aspektas, nes taip ir yra. Emocija tai yra energija. Bet ta energija, jinai atsiranda mūsų kūne. Ir kaip ir praeitą kartą, paminėjau tuos, kiekvienas žmogus turi ir kūrybinį potencialą, ir griovimo potencialą. Tai atsiranda energija, mes ją uždarom, mes jos nepanaudojam kūrybai. Ką jinai daro? Jinai greuna. Mes greunam santykius, greunam svajones, greunam projektus, greunam visą kitą ir visų pirma mes greunam save. Mes greunam savo kūną, savo fizinę sveikatą, savo psichinę sveikatą. Todėl emocijos yra būtent tai, kas daro mus gyvais žmonėmis. Vat mano gyvenime buvo laikotarpis, kai tiesiog psichika tam, kad stogas nenuvažiuotų, tiesiog buvo blokas. Aš nejaučiau nieko. Ir aš dabar, kai prisimenu, tai buvo toks baisus laikotarpis, toks, tu negyvas žmogus esi, tu nieko, fiziškai supranti, kad šitoj situacijoje reikėtų šypsotis, tu šypsaisi ir nieko nejauti. Tai yra liūdėti, bijoti, gėdintis, jausti kaltę yra 100 kartų geriau negu nejausti nieko. Bet, psichika suveikia kartais, tiesiog blokuoja emocijas, kad tu išgyventum, nes kitaip net laikytum, vat. Ir kai jau pradedi lukštentis iš to emocinio bloko, gyvenimas staiga, spalvos kažkokios pradeda rastis. Tu daraisi gyvas žmogus. Todėl, kad išmokai pasiimti iš emocijų energiją ir nukreipti ne į griovimą, o į kūrybą. Ir tai yra, asmeniškai man tai yra toks žavus momentas. Aš tiesiog įsimylėjus emocijas esu iki negalėjimo, tiesiog, nes tai yra tiek grožio, tiek jėgos tame, tiek potencialo ir svarbu išmokti, su tuo. Tai va, čia jau žodžiu taip įkvepiančiai. Tu labai mane įkvėpė, aš labai tau 100% pritariu, nes sakau, tikrai, juk iš tikrųjų tai mes, tarkim, su kitais žmonėmis susitinki ar ne, kažkur būni, kažką, tu pabendrauji, bet visas tavo vidus tai visada yra su tavimi. Tu esi visą laiką su savimi. Tai kažkaip, nežinau, tiesiog yra fantastiška, kai tavo viduje teka, kaip tu sakai, ta energija. Gyvybė. Kaip?
Gyvybė teka. Gyvybė juda, kai tu nebebijai, nebesipriešini, nebekovoji ir tiesiog priimi tą tokį gyvenimo grožį, kur tu čia taip labai gražiai papasakoji ir leidi būti tavyje. Tai čia yra, nežinau, žinok, tikrai kažkas tai jau čia aukštesnieji, kaip sakant, lygmenys, tos aukščiausiųjų kūrėja, kaip sakyti, kūrinyje, taip sakyti. Tai va, žmogus tikrai yra apdovanotas ir mes tom dovanom kitąsyk nesinaudojam ir jas ignoruojam ir jų nepriimam. Nu, aš kalbu apie save, aišku, bet labai džiaugiuosi, kad man tiesiog, kaip sakyti, atsimerkė akis ir aš padariau tą pasirinkimą, kuriuo labai labai džiaugiuosi, kad panirau į tą emocijų pasaulį, kur yra be galo įdomu. Ir čia yra toks, Žodžiu, emocijos yra fantastiškai įdomus pasaulis. Ir vat jeigu apibendrintume mane, tai ką kalbėjom, tai pačios svarbiausios mintys būtų trys. Kad nėra nei gerų emocijų, nei blogų emocijų. Kad emocija yra tik energija, kuri reikalinga mums, ne, kad mes gyventumėm, kad mes jaustumėm gyvybę ir spręstumėm dalykus, apie kuriuos pranešam emocijos. Tai yra mūsų navigacijos sistema. Ir dar labai norėčiau, mes jau truputėlį link pabaigos, ne, Jolanta, bet aš tai pabaigai, vat tie trys aspektai ir dar norėčiau paminėti tokius du labai svarbius dalykus apie emocijas. Tikriausiai ir tu pastebėjai, ir klausytojai mūsų pastebės šitą momentą ir pastebi, kad labai dažnai, kai mes kažką jaučiam, mums atrodo, kad taip ir yra. Pavyzdžiui, jeigu aš kažko bijau, tai vadinasi yra grėsmė. Jeigu man gėda, tai vadinasi yra kažkoks gėdintojas. Jeigu aš jaučiu kaltę, tai aš padariau kažkokią realią žalą. Jeigu aš turiu nuoskaudą, tai mane įskaudino. Ir mes tai priemam kaip faktus. Ir labai dažnai tai, ką mes jaučiam, neturi nieko bendro su realybe. Vat emocijos tai nėra faktai. Emocijos tai nėra tai, ką mes galėtumėm įrodyti. Bet kadangi mūsų psichika taip veikia, ne, jeigu aš jaučiu baimę, turi būti grėsmė. Jeigu aš jaučiuosi įsižeidus, ne, būtinai turi būti kažkas, kas mane įžeidė. Jeigu aš jaučiuosi, kad mane atstūmė, tai aš būtinai surasiu tą, kuris mane atstūmė. Ir vat jeigu mes pasižiūrėsim, tai šitos istorijos gyvena tik mūsų galvoj. Ir labai dažnai tai yra istorijos iš praeities, neturinčios nieko bendro su realybe. Ir aš tikiuosi, kad mūsų įrašuose mes po truputėlį vat būtent tuos aspektus įrodysim, kad aš jaučiu taip, o realybėj tai yra visai kitaip. Ir kai mes užsiciklinam, kad tai, ką aš jaučiu, yra faktas, mes pridirbam nesąmonių tiek, ypatingai santykiuose, ar ten, žodžiu, visur. Tai šitas aspektas yra labai labai svarbus. Emocijos tai ne faktai. Ir turbūt pabaigai tas klausimo, o tai ką daryti, ne? Ką daryti? Ką daryti? Jo, ką daryti su emocijom? Ir čia vėlgi labai svarbu suprasti patį mechanizmą, ne? Emocijos atsiradimo. Vyksta išoriai kažkas, mygtukas nuspaudžiamas ir emocija. Prieš emociją visą laiką būna stimulas ir ta reikšmė, kurią aš suteikiu tam, kas vyksta. Mes kituose įrašuose greičiausiai panagrinėsim, tokius situacinės kažkokias, darysim situacijų analizės, bet dabar labai trumpai. Ir kai nutiko kažkas, mes aprašėm ir mes kažką jaučiam, o po to mes kažką darom.
Ar mes galim sukontroliuoti, kad emocijos nebūtų? Mm-mm. Vat šitos vietos geriau net nelysti. Mes taip veikiam. Mes negalim padaryti, kad emocija neatsirastų. Ką mes galim padaryti? Sukontroliuoti emocijos trukmę, kiek ilgai mes joje būsim ir kiek giliai panersim. Nes, tarkim, jeigu aš jaučiu liūdėsi, aš galiu jame sąmoningai, ne, pabūti 15 minučių, padaryti kažkokius dalykus, kurie padeda man liūdėsio akimirkoje. Ir po 15 minučių išeiti iš to. Bet jeigu aš to nemoku daryti, tai aš galiu liūdėti 36 valandas iš eilės, ne? Ir Tikriausiai. giliai, giliai panerti ten visiškai, ne? Vat. Tai vėlgi labai trumpai, kad mes galim suvaldyti tik trukmę ir gylį. Kaip tai daryti? Šiandien tikrai jau nebekalbėsim, nes čia vėl, ne, labai ilga kalba. Dalinsimės toliau kituose įrašuose. Svarbiausia, nepraleiskit, stebėkit. Jeigu žiūrite YouTube kanale, tai galite prenumeruoti ir tada gausite pranešimus, kai kelsim naujus įrašus. Jeigu žiūrite Facebook'e, tai uždėkit patiktuką, kad šita informacija pasiektų ir kitus žmonės, kuriems gali būti naudinga. O Tai jeigu, o jeigu naudinga, tai būtinai pasidalinkit tais įrašais. Tikrai, jeigu žinote, kažkas domisi ar tiesiog norite pasidalinti, tai tikrai kviečiam, nes tai yra labai svarbu kiekvieno žmogaus gyvenime. Tikrai, tikrai. Ačiū Jums. ačiū, Jolanta, kad praleidai su manim laiką, kad dalinaisi savo patirtimis, savo atradimais. Ačiū visiems, kad žiūrėjote šį įrašą. Ačiū už jūsų laiką ir dėmesį. Iki kitų susitikimų. Iki.